kaip salė, sakykime, salė šokiam. Galvoju, 5 žmonių ateis. Tai va, kad suprastum, į pirmą betlą atėjo 176 jaunimo. 8% teksto buvo dialogai. Ten buvo, aš pamenu, buvo kažkoks erdvėlaivis, kuris vos toj turėjo susprogti ir ten žmonės sprendė, ką jie ten darys. O norėjom, kad atsirastų kažkokia vieta tiem žmonėm, kuriem to reikia. Va, tai ir taip tas krantas ir atsirado. Vietą ieškojom ilgai, radom ir padarėm tokią atmosferą savotišką. Sveiki visi žiūrėtojai, sveiki Antanai. Sveikas Jurijau, tai iš tikrųjų jau Jurijų žinojau, kažkada keliai buvo online susipinę labai seniai, bet aš jį pažinojau kaip repo organizatorių Klaipėdoje ir kai vėl jisai pakliuvo į mano akiratį, sužinojau, kad jisai ne tik dirba su garsu, yra garso dizaineris, kaip matote ar ne, jisai apsirengęs, pasipuošė šį kartą mūsų pokalbį, nes jisai veda ir D&D ir pats kuria fantastinės knygas ir kitiems padeda parašyti savo biografijas, parašo už juos. Tai apie visas Jurijaus veiklas ir patį Jurijų mes šiandieną ir pašnekėsim. Labai daug veiklų išvardinau. Jeigu reikėtų į vieną pasakyti, kas tavo kūryba yra, jeigu taip vieną frazę, vienu žodžiu. Visų pirma pasakysiu, aš esu Žorž. Aš dabar pakeičiau, pagaliau radau savo tokį vardą, kurį noriu kaip brandą. Tai esu Žorž Fëanor Tycho. Labai malonu. Va. O dėl tavo klausimo, tai sakyčiau visą mano veiklą, jeigu ją paimti kartu, tai pavadinčiau žodžiu transformacija. Vienu tokiu žodžiu. Ar savo veiklas laikai atskirai stalčiukuose, ar būna, kad persipina? Nežinau, ar egzistuoja toks žanras kaip D&D repas, bet... Egzistuoja. Šiaip D&D repas egzistuoja ir aš esu vienas iš tokių žmonių, kurie šitą žanrą kaip ir pradėjo turbinti, dėl to, kad esu ir prodiuseris ir visokiausių atlikėjų turiu. Tai mes jau turime netgi 2 dainas, kuris skiria grinai Dungeons and Dragons. Viena daina yra grinai apie tą žaidimą, o antra apie mano D&D projektą, kaip himną žmogus padarė, ir vienas yra kaip repas, o kitas yra kaip folklorinis toks žanras, toks su vokalu gražiu, ir ten kaip himnas, trumpai, bet aiškiai apie projektą, kurį mes vykdom. Va, toks būtų. O dėl apskritai, kai jie tikrai susipina, pavyzdžiui, vedant D&D, aš kaip garso režisierius, sound dizaineris, įdedu muzikos, garsų visokiausio. Kaip rašytojas aš sukuriu tos nuotykius, kurios pravedu, jau esu sukūręs virš 50 visokiausio to istorijų, ir kas savaitę po 1, po 2 sukuriu, nes kas sekmadienį mes žaidžiam. Tai planavau aš pirmiausia spėti nuo garso, bet pradėjai pasakoti apie D&D. Man įdomiausia yra, kaip tu apibūdintum, kokių savybių reikia? Pirmiausiai žaidėjai, vedėjas, pasakotojas yra kas kita, mes prie to prieisime. Bet žaidėjas, nes atrodo, tu nepabojus, toksai iš šono labai keistas tas role-playingas, visas, tu turi įsijausti į žaidėją, į pajusti pasaulį. Tai ko reikia, kaip tu galvoji, kad tas žaidimas priliptų žmogui? Atsakymas labai paprastas. Aš dabar baiginėjau knygą, kaip būti, sakykime, pačiu geriausiu, pačiu laukiamiausiu
žaidėjo už stalą. Aš duodu visai tokią knygą, kaip mokymosi literatūrą, bet tokia įdomią. Kaip būti to žaidėjo. Šiaip, jeigu 2 žodžiais, aš pasakyčiau, kad patiktų tas žaidimas, turi mėgti, sakykime, kažką kurti, būti drąsių ir apskritai mėgautis bendravimu ir kažkokiu nestandartiniu būdu nuspręsti, kaip ką padaryti. Aš atsiprašau už mano lietuvį, bet tikiuosi suprasit. Suprasit tai tikrai. Tai va. Ir dar ypač, pavyzdžiui, tas žaidimas buvo sukurtas prieš 51 metus Amerikoje Gary Gygaxo. Ir šiaip daug intravertų žmonių, kurie sėdėdavo namuose, to žaidimo, sakykime, dėka, išėjo į svietą ir pradėjo savo kelią. Tas žaidimas, jo rezultatų, fantasy žanras, tie visi Žiedų valdovai, Game of Thrones, kiti visokie Narnijos kronikos filmai, žaidimai, Witcheris, Elder Scrollsai, tapo realūs ir mainstreamo, nes daug tokių žmonių buvo išėję ir pradėjo žaisti ir savo fantazijas turbinti. Daug iš jų tapo aktoriais, IT-šnikais, ten rašytojų daug, ten tas pats Vin Diesel labai mėgsta tą žaidimą, kad jūs suprastumėt, ant kokio lygio jie žaidžia. Ar Lietuvoje jisai turi didelį susidomėjimą, didelį pasiekimą tokį, kaip jau užsiminėjai Amerikoje, ir aš manau, kad ir kitose Europos valstybėse jisai turi didelį savo susidomėjimą, nežinau, kiek žaidėjų procentų yra, kiek Lietuvoje jisai populiarus ir žinomas yra. Gerai, atsakysiu. Ir šitą klausimą dėkui, kad uždavei. Realiai, kas lietuvių anglų kalba, jis tikrai yra populiarus tam tikroj auditorijai, tam tikroj sferoje. Yra toks RPG namelis, kuris kas vasarą organizuojama ten kaip lauke, ten miške arba ten prie ežero daro. Taip pat yra Memelburgo viena organizacija, iškritimo, kaip jie ten vadinasi. Prisiminsiu, pasakysiu, jie irgi susirenka šeštadieniais ir žaidžia. Ten mano pažįstamas geras tai daro. Tai va, linkėjimai tau, jeigu matysi. Tai va. Pavyzdžiui, rusų kalba, sakyčiau, aš esu Klaipėdoje toks pirmasis, kuris šitą pakėlė kaip jau tokį naminį kažkokį susirinkimą žmonių, kurie irgi susirinka žaidėjų, ten mokinių dažniausiai iš mokyklos. O mes jau padarėm tai oficialiai, įdomiai, ten su tom visom širmom, kurį atnešiau parodyti. Paskui parodyti. Taip. Va, tai ir realiai, mano, pavyzdžiui, bendruomenė žmonių, kurie kartais ateina, ten iki 50, kurie reguliariai ateina, sakyčiau, iki 20. Ir mes susirinkam, vedam visų tų nuotykio ir jau Klaipėdai, sakyčiau, gal jau eina 3 ar 4 metai, kai mano tas klubas egzistuoja. Tiesiog dabar mes šiek tiek pasiturbinam ir tokias įdomias naujas patalpas kūrėm, kurie jau nuo birželio bus galimi. Ten yra pilies dirbtuvės, 3 aukšte. Sukūrėm tokį kaip Magic erdvę, Maglorija, ten kaip Hogwartso kambariukas, kur D&D bus ir visokie masterclasses, mergvakariai, tu visus Severiso Snape'o pamokas vesim, ten kaip tos burtus gamint. Tai va šiaip. Šiaip yra, aišku, D&D yra populiariausias ir žinomiausias role-playing žaidimas, bet yra ir kitokių, pavyzdžiui, kaip mafijos tipo Blood on the Clock Tower ir panašiai. Ar vis dėlto fokusuojasi tik į D&D, ar apskritai kažką daugiau role-playingo vedi arba planuoji vesti? Tai labai geras klausimas, bet to aš prisiminiau Memel Tabletop, jums linkėjimai. Ir dėl tavo klausimo be abejo yra daug sistemų. Dungeons & Dragons yra tiesiog mainstreaminiai, pati populiariausiai, realiai šiuo metu, kai dar neišėjo tas 6 redakcija,
Dungeons and Dragons 5th edition, kurį aš vedu, yra pats lengviausias, sakykime, lygis ateiti, ta prasme, ten galima per 5 minutės visą esmę pasakoti, žmogus jau žino, ką reiškia tas kauliukas D20, ir, kaip ką reikia daryti. Aš žinau visokiausių sistemų, turiu ir knygų visokiausių sistemų, Pathfinder'e, Call of Cthulhu, kas ten Dune dar turiu taisyklių, Žiedų valdovo taisyklės, mano mėgstamiausia pasaulis, settingas yra Žiedų valdovo. Ir po truputį aš jas skaitau, mokinuosi ir būna darom eksperimentų ir padarom tokį vieno vakarėlio žaidimą, naudodamiesi kitų sistemų. Tai toks ir atsakymas, visokiausių vedam. Tai prie D&D būtinai sugrįšim, aš parodysiu ir Jurijau Širman, pažiūrėsim tą dėžutę plačiau, kurią Jurijus George atsinešė. Bet dabar prie tos garso ir muzikos. Gerai, Nes paskui grįšim prie tavo knygų ir tenais, aš manau, automatiškai vėl ir tavo D&D veikla. Esu toks chaotiškas, tuda-suda, tai padėk man tą kryptį. Tai kaip garsas, muzika atsirado pas tave ir ką tu jau užsiminėm, kad prodiusuoji kitus atlikėjus, reperius. Ką dar su muzika, su garsu darai? Gerai, aš išgirdau 2 klausimus. Pirmas yra, kaip atsirado. Esmė buvo tokia, kad iki pat praktiškai savo studijų, savo mokyklos baigimo, aš nežinojau, ką aš vis veiksiu. Per 10 metų aš pakeičiau 10 būrelių, kad tu suprastum. Aš keisdavau, ieškodavau, bet visada man patikdavo, kas prisimenu, skaityti, kurti ir klausyti muziką. Čia buvo tokie 2 dalykai. Muzika ir kūryba. Ir kai buvau kažkur, baigdavau 10 klasę, mama sako, yra, tu masažus mėgsti daryti ten. Realiai aš darydavau masažus, kiek aš save prisimenu. Yra kineziterapija, Klaipėdoje atsidarė, sako, eik ten, kolegija, faina, įstojau, viskas tvarkoja. Kol aš įstojau ten, pradėjau domėtis repavimu, ten muziką, kad savo kūrybą išreikšti. Tai buvo baisu iš pradžių, ten man iki šiol gėda už tas dainas, kad jūs suprastumėte, aš kažkur porą metų negalėjau pataikyti beatą. O čia tai buvo tragedija, bet nesustodamas buvo toks Ukrainos atlikėjas, jis ir dabar yra, Artiom Lojek, ir jis turėjo tokį dainą, это больше, чем бит, это больше, чем слова, ir ten priedanis buvo mošnas, kad vis tiek daryk, ir gausies. Ir gavosi, pradėjau mokintis ir kaip garso režisuoti tą, kaip apdirbti. Ir baigus studijas savo, ėjau dirbti į Lorna UAB, ten 4 metus atidirbau, kol ranką nesulūžiau. Čia jau kita istorija. Ir pradėjau, kai dirbti Lornai, sugalvojau, kodėl kažko tokio faino, rap battles. Iš pradžių tai buvo, kaip į rap battle iš viso atsirado, tai gavosi, kad buvo tekstiniai rap battle intekė ir vienas žmogus ten parašė, davai ten rytoj, ar ne rytoj ten, mes organizuosim gyvus battles. Jis parašė, aš buvau vienas iš komandos narių, kurie tai sukūrė tekstus. Sakau, davai, aš padarau. Ir taip gavosi, kad ir prasidėjo tie rap battle, kodėl aš apie jų pasakiau. Gavos taip, kad Latvijoje radau kitą rap battle, sakykime, organizaciją ir aš nuvežiau ten savo batlerius. Ir ten susipažinau su tokia Max Berg, garso režisierių legendiniu. Aš apie jį jau iki to girdėjau ir jis su manim susipažino, mes pakalbėjom ir po 1,5 metų jo manęs testavimo, bendravimuose, ar aš esu normalus žmogus, jis atvažiavo ir išmokė mane, kaip reikia miksuoti kokybiškai. Ta prasme, jis dirba su Billie Eilish, ten Sony, Warner Music ir garso režisierius. Jis tokio lygio. Tai ką dar darau su muzika? Žaidimus įgarsinu, čia jau į antrą klausimą atsakymas. Prie to išmokiau įgarsinėti žaidimus, ne balsu turėjome, nors kartais ir balsu reikėdavo, o tie visi garsai, kurias jūs girdit. Lietų, kažkokius sprogėjimus, ten, sakykime, ginklą,
ginklo, tipo, čik. Tai labai įdomiai kartais, kad ginklą naudojamasi įrašyti tos visus garsus, naudodavo visokius peilius, šakutės, šaukštus, jau taip rankose imdavau ir įrašinėdavau. O taip, tai labai įdomiai taip kartais pažiūrėti, kaip tie žaidimų garsai kūrėme. Čia menas visas. Ir dabar turiu savo įrašų studiją ir prisidedi irgi pats prie kitų atlikėjų prodiusavimo. Taip. Pas mane ateina visokiausi atlikėjai, kažkas ateina gyvai, kažkas ir įsirašinėja kitose miestuose, šalyse, ten iš įvairiausių šalių, gal jau virš 20 šalių esu skirtingų dirbęs. Jo, ir arba studijoje įsirašo, arba atsiunčia savo takelius, temsus vadinamosius, ir jau sėdžiu ir jie su jas ten darau visą tą magiją su to kubeisu. Tai va taip. Ar sunku, kai tu nedalyvauji visame kūrybos procese, tu gauni vieną dalį padaryti viso to, ką matome galutinį produktą? Šiaip būna įvairių situacijų, būna, kai įrašo, kaip iš kažkokai grybiškai įrašo ir aš, sakau, eik ir iš naujo įrašyk, nes čia yra vėjas, sakau, arba tu normaliai įrašai, dar netgi būna susirašau su tais, kurie įrašinėdavo tose ten, sakykim, sklepuose, kai ten mėgsta jie ten undergroundai. Duodu malku, papasako, kaip reikia ten mikrofono jautrumą patvarkyti, nes būna tokie blynai įrašo, ten jau nėra ką padaryti, nes viskas zyzia. Arba atvažiuoja į Klaipėdą, jau neseniai irgi žmogus atvažiavo čia, ir Klaipėdą įsirašėm pagaliau ir labai ten jau nerealiai tiesiog skirtumas buvo. Ar turi kokį nors projektą iš muzikos atlikėjų, prie ko tu prisidėjai, kur toksai jau plačiau nuėjęs, kuris tau patinka, va čia buvo, va gerai, kad visi tokie būtų. Čia jau be abejo, aš turiu keletą tokių įdomių dalykų. Visų pirma, tai yra Disgo Records. Su Disgo mes padarėm ir AK. Disgo labai vertina. Davis Disgo, respektas tau. Labai vienas iš buvo žmonių, tokių žinomų, kurie vertino mano skilus, kai aš pradėjau kaip garso režisierius Lietuvoj savo vardą daryti. Sako, vlemba, tu, mažai kas taip daro kaip tu, ir jis įmesdavom kūrinio. Ir vienas iš tokių geriausių, skaniausių yra Disgo ir AK Horizontai. Čia toks daina į mašiną, ten YouTube'e gerai jinai pavarė. Tai ten persukastus dantis, grūdinų mintis, pas mane problemų nebūna, pas mane problemų nėra, tik iššūkiai. Ir va taip tiesiog labai tą dainą daro. Paskui su Atikin padarėm Vasara labas, čia irgi neseniai praeitais metus berods. Va, tai tokia vasaros daina, kurį irgi įrašė, padarėm. Ir va, čia tokia faina vasariška daina. Ir be abejo su Jovidu Zabiela, kuris yra LNK vedėjas, irgi ne vieną dainą padarėm ir ten irgi jis su savo žmona labai gražiai dainavo. Tai va tokie, sakykim, jeigu apie Lietuvą. O plačiau? Plačiau esu dirbęs su vienu atlikėju, kuris buvo laimėjęs tarptautinį hip-hop battlą. Vat, tokie Iron. Vat, paskui su kitu gal mažiau žinomiausiu, bet esmė tokia, kad jie visi su kuo aš dirbu ir dirbau, jie įdeda savo dalį į mano, sakykim, sielą, į mano kelią, į mano supratimą to garso ir aš džiaugiuosi kiekvienu darbu. Pavyzdžiui, buvo, dabar kažkaip man labai krenta vardai, man taip yra, yra ir lietuviai užsienyje, su kuriais dirbau, ten yra vienas toks boksininkas, su kuriuo irgi gerai padarėm. Vat, taip. Taip, skaičiau dar, kad pas tave studijoje tavo partneris, kolega moko žmonės didžėjauti. Taip. Ar būna kolabų
kartu ką nors padarot, ar vis dėlto laikot atskirai tas sritis? Labai įdomiai, kad pasidomėjai, aš galvojau, kad čia labiau ar mes nemaišom viens kitam. Tai jeigu apie tai kalbėt, tai mūsų tiesiog laikai skiriasi, aš dažniausiai ryte sekmadieniais įrašus darau, o jis ten visą savaitę turi tos mokymus. Dėl kolabo kartais jie mane klausia, tam jie ne tik, sakykime, tos didžiajaut mokinai, dar muziką kūriam, yra pas mus mokytojai, kurie muziką kūrė, kartais su jais pakalbam, kaip ten, pavyzdžiui, žmogus, kuris kūrė muziką ir žmogus, kuris tą muziką apdirba, būna patarimais, taip toliau, vat. Kartais būna tokių, sakykime, techninių klausimų, ir kiek aš įgūdęs tame, tiek ir atsakau. Jo, šiaip mano partneris Igoris, mes ten ir vaikus ir saugusios mokinam, ten nuo 6 metų jau galima eiti groti, jeigu yra, sakykime, motyvuotas. Vat, ir net ir 7-8 pas mus labai skirtingų žmonių ir mes turim tokį klubą naktinį Krantas prie Klaipėdos viešbučio, ten reivai visokie būna ir duodam savo mokiniams groti. Pavyzdžiui, paskutinį Karklės festivalį jis buvo mumis organizuotas, buvom pagrindiniai partneriai, tai o taip. Ir mūsų žmonės grojo Karklės festivalį visą savaitę, ar kiek jis ten ėjo. Prie repo biškai grįžkim, tai kaip apskritai rep betlai atsirado Klaipėdoj ir čia buvo per Čius Klaipėdą projektą labai plačiai spaudoje nuvilnyja apie jaunimo repo leksiką, tai vienas kaip repas rep betlai atsirado Klaipėdoj ir antras klausimas apie temas repė, ar tik tais tos tokios temos, apie kurias tenais tose laikraščiuose buvo rašoma. Super. Kaip ir sakiau, rep betlai atsirado netyčia, tiesiog kažkas parašė iš mano komandos, bet nieko nepadarė, aš sakau, gerai, aš padarau šitą. Ir realiai, kas nustebino, kad aš laukiau, gal 5 žmonių ateis, ten yra, sakykime, nežartai, kur čia, Debrecene berods, jo, kur yra fontanas tas geležinis Klaipėdoje, netoli jūros to žvejų rūmų pastato, iš kitos pusės yra ten toks kaip fontanas ir prie jos nedidelis pastatukas, dabar ten kažkokia labdara vyksta, tas second handas. Ir aš paėmiau tą mažą tokį kaip namuką, kaip salė, sakykime, salė šokiam. Galvoju, 5 žmonių ateis. Tai va, kad suprastum, į pirmą betlą atėjo 176 jaunimo. Kodėl aš prisimenu, nes mes buvome taip ant prikolo iki 200 sukūrė tų ant rankyčių, kad skaičiuoti. Tai esmė toje, kad buvo tiek žmonių, kad paskui po visko man teko siųsti savo komandą entuziastų, kad jie valytų sienas ir palangės, nes norėjo jau į teismą teisti, kai viskas buvo ten juodai pritrinta. Tai va tokios istorijos. Paskui apie temas. Esmė tokia, kad, čia buvo, sakykime, tie atlikėjai, kurie dalyvavo Čius Klaipėdą, aš su jais, sakykime, nelabai aš jas pažinojau, nes mūsų betlai vykdavo rusų kalba. Visi 3 sezonai buvo rusų kalba. Paskui buvo tie, kaip sakant, klubuose jau šiek tiek vėliau, kur mes lietuvių kalbą varėm ir, čia buvo truputį kitaip. Esmė tokia, kad mano atlikėjai, kurių atsirado labai daug batlo per tos 4-5 metus, kiek visas tai vyko, daug įdomių atlikėjų atsirado. Ir iš jų mažiausiai pusė, jie darydavo labiau intelektualius betlus. Su rifmom, su visokiais žaidimais, bet jie sugebėdavo paieškoti, sužinoti apie gyvenimą šito žmogaus, su kuriai betlindavo tam tikrų faktų. Ir jau ant šito darė. O vienas buvo toks labai įdomus betlas, kurį netgi teko uždaryti, nes pradėjo labai ten pykti auditoriją. Buvo žmogus iš Ukrainos, čia dar 17-18 metais, bet to jis laimėjo 3 sezoną ir aš jam įteikiau taurę už repo betlą, įsivaizduoju, tokį didelį taurę. Tai jis turėjo oponentą, kuris labai
prisiskaitė visokių ten faktų, momentų ir jis palygino gyvenimą Ukrainoje ir gyvenimą Lietuvoje. Ir ant šito prikolo jis, sakykime, sukūrė visą savo 3 raundų tekstą. Ir ten labai juokinga buvo, labai ten momentų buvo, realių, bet sakykime, auditorijos supiko, teko tą dalyką padaryti privačių tą videosą, bet, tokių labai įdomių žmonių buvo, ir filosofiniam buvo ten, labai ir rašytojai ateidavo batlintis, tai buvo išvis įdomu. Ar dar darai rap battles? Dėkui iš klausimą, sakykime, šiuo metu aš jas daryčiau, viskas gaus taip, kad Covidas mūsų visą tai sustabdė ir tai dar per Covidą paskutinį kartą, kai darėm, tame shelter pub'e, kurio dabar nebėra to pastato, gavosi taip, kad nebuvo labai suprantama su tais apribojimais, kiek ką ir, sakykime, būtume darę savaitę vėliau, negalėtume daryti. Ir taip, ir visokių buvo įvykių tada ir įsivaizduok, ateina mentai, užeina į tą pastatą, eina pas vadovus ir aš galvoju, ten aš babkių surinkau, sėdžiu su tom to visų išvarys lauk. Bet neišvarė, susitvarkė, bet vieną kartą netgi mentai buvo išvežę tokį vaikinuką, kuris ten, negerų medžiagų buvo prisivartojęs. Tai buvo toks įvykis. Ir labai dėkui, čia noriu pasakyti, ir Snaipai, mano atlikėjai, labai šauniam, kad viena iš eventų jis atėjo parepavo, ir Julius Omerta, jo ir tau, nes tu padarai labai gerą tokią draugišką nuolaidą už savo atlikimą dainų, kad atvažiavai, padainavai labai nuoširdžiai dėkui. Dar nepasakiau, dar Domas Mok pas mane buvo irgi ėjęs, rašęs dainą, čia prie visko. Tai. Ar ketini grįžti, yra minčių, kad minčių aš manau visada yra, jeigu turėjai pasisekusią veiklą, kuri tau miela prie širdies, bet ar turi planų atgaivinti? Aš pasakysiu taip, jeigu bus komanda, bus žmonių, kurie pas mane ateis, sakys, mes norim daryti, tau tai gaunasi, turi gabumų, bet mes galim prisidėti, ten su patalpom padėti dar kažką. Tai be abejo galėčiau daryti. Ten reperiai Klaipėdos, kitų miestų, rašykit, prašykit, ten irgi reikia tam tikros motyvacijos. Mes turim Krantas klubą, mes prisimenu, praeitą vasarą mes darėm rap battle, bet labai mažai atėjo atlikėjo. Aš kaip tik norėjau gaivinti, galvoju, ten ačiū, Atikin sudalyvavo irgi, ten 3 vietą paėmė. Tai jeigu pamatysiu, kad norit, kad reikia, šiaip patalpas turim tą Krantas klubą. Rašykit, prašykit, siūlykit, ten gal rėmėjai atsiras kokie, kurie norės paremti. Darysim, ta prasme, man nesunku. Jeigu bus užklausa, tikrai darysim, nes visko turiu realiai. Gal net ir išeis pirmas rap battles fantasy tema. Fantasy tema įdomiai būtų. Kas tai apie tos prieš perinant prie sekančios tavo kūrybos, ar noriu apie Klaipėdą šiek tiek paklausinėti, nes kiekvienas žmogus šį unikalų miestą supranta skirtingai. Ir kadangi tu per labai daug sričių per kūrybą susiduri ir su tiek pats esi labai spalvota asmenybė, tiek susiduri su žmonėm, su kuo tau Klaipėda siejasi. Ir jeigu reikėtų pasakot, nuvažiuoji tu į Rygą ir sako, aš iš Klaipėdos, ir sako, kas ta Klaipėda, kaip tu pristatai ją? Klaipėda, sakyčiau, tai yra malonus atokvėpis, sėdint prie jūros, vaikštant po mišką, po dienos, kai energijos visiškai jau nebelieka ir norisi kažkaip atsigaivinti. Klaipėda čia yra meno šalis, kuri pastoviai stebina. Ir labai dabar stebiuosi, aš visą gyvenimą norėjau, kad mūsų terminale, netoli ten, kur yra kalnas, pastatytų atgal tą pilį. Tiesiog aš transliuodavau į visatą, kad aš to labai labai noriu. Ir ačiū Dievui, išgirdo, sugrįžo ir vieną bokštą pastatė. Žada dar 3 statyti ir tikiuos dar sienas ir bus visas pilis. Tai
labai linkiu Klaipėdai, kai tai įvyktų ir mūsų klubas kada nors būtų viename iš tų bokštų. Šitą dabar tokį dalyką transliuoju. Ar turi mėgstamiausią vietą Klaipėdai, kur vis sugrįžti ir miela prie širdies? Pirmiausia mintis buvo namai su žmona. Žinau, namai visų pirma, aš manau. O šiaip labai patinka su keltu persikelti ir vaikščioti ten miškuose. Aš ir fotosesijas jau ne vieną kartą turėjau tose miškuose su to kostiumu. Yra ten tų nuotraukų. Tai miškai man netgi labiau nei jūra patinka. Labai paprasta, jūrai daug smėlio ir reikia paskui tvarkyti kojas. Buvo kitose šalyse, kur vietoje smėlio akmenukai įmesti, čia tai pasaka. Dar jie dar šilsta, dar pagulė ant saulės ant to akmenukų. Tai miškai, sakyčiau. Tai pereikim pirmiausiai prie tavo kūrybos. Žinoma, labai įdomu ir būtinai prieisim prie biografijų, kurias tu padedi žmonėm parašyti. Bet tu ir savo fantasy jau 2 knygas esi parašęs. Oficialiai išleistos 2 knygos, neoficialiai yra fanfikas iš Hario Poterio visatos. Toks fanfikas parašytas fanfiko pratęsimui. Nes yra toks kaip Haris Poteris ir racionalinio mąstymo metodai. Tokia labai rimta mokslininko knyga. Ten per vieną kursą, pirmam kurse Haris Poteris jau nužudė Voldemortą pabaigoje. Ir aš sugalvojau antrą dalį parašyti, nes rašytojas pasakė, kad toliau nerašys. Jau viską pasakė. Tai yra apie žydų valdovą turi irgi tokį pratęsimą. Čia jau. O čia yra antroji dalys mano fantasy pasaulio. Jeigu trumpai tariant, 5 paaugliai iš Anglijos, sakykime, vienas iš jų yra Anglijos aristokratų sūnus, jie patenka į pasaulį, kurį galima apibrėžti, kad jūs labiau suprastumėt, sakykime, atmosfera settingo yra kaip žydų valdovo pasaulyje, o nuotaika, tas visas vaibas, kaip Narnijos kronikose, kai yra tam tik, kiekvienas charakteris turi savo istoriją ir Narnijos kronikose labai apie charakterius, apie jų išgyvenimus. Bet čia yra įdomu, kad jau nuo pat pradžių kai kas įvyksta ir jie visi patenka į skirtingus to didelio pasaulio vietas. Ir per tą visą kelionę jiem reikės dar su savim susitvarkyti, tam tikrus sprendimus priimti ir dar viens kitus atrasti. Ir vertybių tokia, sakykime, vertybių knyga, pasaka tokia, prasme, be jokių ten daug kraujo ir panašiai tokia. Ir vaikam, ir suaugusiem jinai sueina. Taip. Pasaulis atsiskleidžia per veikėją. Taip, nes nuo veikėjo sprendimo apskritai priklausys likimas to viso pasaulio. Ar yra jau užsiminiai tiek Narnijos kronikos, tiek žiedų valdovas, ar yra dar kažkas, kas įkvepia tavo kūrybą? Be abejo, tai yra Robertas Salvatore, vienas iš tų žmonių, kuris tikrai žaidė Dungeons & Dragons, jis sukūrė visą pasaulį. Ten jis sukūrė apie tamsųjį elfą, visą knygų labai daug, tai labai jis įkvėpė. Be abejo, John Rowling, Hario Poterio, aš esu 8 gal kartus išklausęs visas knygas audio formatu, aš labiau audio klausaus, nes daug visko darau ir tiesiog kol nors važiuoju, maksimaliai išnaudoju tą laiką. Taip. Iš tokių autorių dar gal Robert Asprin, nes jo kūriniai yra pamokymas, kaip kurti verslą. Jis fantasy formatu mokina skaitytoją apie tas visas dalykus. Tai yra įdomiai. Kada atsirado tasai, kad parašysiu knygą, apskritai, kaip žmogus parašo, nesugalvoti, pabandyti, čia yra viena, bet prisėsti nuo pradžios iki pabaigos, parašyti ir dar nepatingėti išleisti ją, kaip visas tas procesas pas tave atsirado? Visų pirma, sakysiu, kad pirmą savo knygą aš jau pradėjau rašyti, kai man buvo 6 metai.
Tai buvo tokia dar susivini kažkokiam ten ir 8% teksto buvo dialogai. Ten buvo, aš pamenu, buvo kažkoks erdvėlaivis, kuris vos toj turėjo susprogti ir ten žmonės sprendė, ką jie ten darys. Vat, paskui aš vėliau šiek tiek jau 13-14 pasakojau visus metus broliui savo jaunesniam kiekvieną vakarą pasaką ir pratęsdavau tos pasakos istoriją. Paskui bandžiau visą tai įrašyti. Ten jau šiek tiek storesnis sąsiuvinys buvo. Kažkur jis iki šiol yra. Va, to paskui, kai buvau nuo 11 iki 12 klasės, ten vasarą, buvau Palangos sanatorijoje ir ten parašiau savo pirmąją knygą su pradžia ir pabaiga. Kaip simboliškai jinai buvo kaip tik apie Klaipėdą, bet taip apie Memelį, apie tos laikus, kai buvo tie kryžiuočių tie ėjimai, ta prasme. Ten vaikų buvo toks kryžiuočiškas ėjimas ir aš truputį ten prifantazavau šiek tiek, kad iš Klaipėdos vaikai ten sudalyvavo, sakykime, tame kryžiuočių karuose, tai kai vaikai ten eidavo po visą Europą. Tai labai įdomiai. O paskui, jau 12 klasėje, pradėjau rašyti va šitą kūrinį. Čia antroji dalis, o aš tada pradėjau rašyti pirmąjį. Ir taip jau gavosi, kad užsitęsė kažkur 11 metų aš rašiau, gal 10-11, kol pabaigiau. Ir ten būdavo, kad galėjau metus nerašyti, o paskui ten per savaitę 2-3 skyrius. Ir va taip. Ten kodėl išleidau, gavosi taip, kad rado mano knygą Intekė leidykla ir parašė, taip, galėjome išleisti. Aš sakau, gerai, aš ją ten greit užbaigiau, radau menininkę, jinai man pripešė už, ačiū, praktiškai visus iliustracijas. Ir iš pradžių planavau išleisti online, PDF formatu, ten elektroninio, bet per porą mėnesių pas tą leidyklą pasikeitė sąlygos ir sako, tipo, tik va tokį versiją ir tada jau dar papildomai elektroninę. Galvoju, ką daryti, babkių ten normaliai paprašė. Ir ką, ir čia įsijungė mano verslininko tą gyslelę, kuri turėjo visą gyvenimą. Aš surinkau pinigų iš savo draugų, fanatų, sakykime, pažįstamų, šiaip žmonių, kurie mane Klaipėdoje jau pažinojo. Ir realiai už jų pinigus aš sumokėjau leidimą šios knygos. Po pusmečių kiekvienas iš jų gavo savo egzempliorių su autoriaus. Ta visą pasirašymą kvietė praeitais metais ir mokyklos mane į svečius, ten daug mano pirmos dalies knygų pas vaikų atsirado mokyklose, tai buvo labai labai smagu ir malonu. Tai va taip. O tai sakai, užtruko pirmą knygą prašyti 11 metų, o tęsinį? Super, labai dėkui, aš laukiau šitą klausimą. Gavosi taip, kad pirmą knygą aš rašiau intuityviai, užsimerkdavau, kas ateidavo, tai ir rašydavau, ką ten įsivaizduodavau. Antrą knygą aš parašiau 5 skyrius kažkur per mėnesį, o paskui radau vieną tokį patarimą, paimti lapuką ir sudėti 20 taškų ir kiekvienas taškas yra skyrius ir aprašyti. Aš pabandžiau. Ir žinokit, labai padėjo. Skiriau tam 3 valandas, bet realiai jau turėjau po 3 valandų visą antros dalies knygos planą. Kas įdomiausia pastebėtina, kad vis naujas skyrius, kurį aprašydavo, jis buvo vis ilgesnis nei praeitas, kurį aš aprašydavo, kas ten maždaug turi būti. Ir tai labai padėdavo, bet 5 mėnesius parašyti antrą dalį. Džiaugiuosi, kad jinai išėjo ir dabar jau tvirtų to, sakykime, viršelio ir paveiksliukai šiek tiek jau kitokie. Tai va taip, 5 mėnesiai. Ar planuoji 3 dalį? Jau reikia. Ta prasme, antrą išėjo, žmonės tie žiūriu, kaip perka, kaip džiaugiasi. Tai jau 3 jau kaip ir pabaiga tos, sakykime, to pasaulio bus. Kodėl? Ir aš greičiausiai kažką kursiu naujo, nes dėl to, kad pirmą knygą ten, įsivaizduoju, rašai apie 11 metų, kaip keičiasi kalba. Nuo pirmos iki paskutinės. Ir dėl to, kad nebuvo man normalios struktūros to pasaulio ir taip toliau, man sunku kažką nori naujo. Yra minčių dabar apie tą mūsų Magloriją, tą vietą, kur mes kūrėm patalpas, aš sukūriau visą pasaulį, kuriame vesiu D&D ir greičiausiai apie ją rašysiu knygas, kad savo tą brandą mūsų naują, tai dar literatūriškai plėtoti. Dar rašai, kad
apie žinomus Lietuvos žmonės biografijas rašai. Esi parašęs apie žinomą Lietuvos teisėją biografiją. Aš pataisysiu, jinai parašyta ir dabar, kaip sakant, paskutinis, šią dieną, paskutinis, sakykime, su užsakovo jis dabar jie žiūri, ar ten jau, aš atidavau finalį, žiūriu, laukiu, taip, kas bus. Realiai jau parašyta. Aš nežinau, ar galiu kol kas sakyti apie ką, bet jeigu leis, tai pamatysit, čia labai žinomas, turintis daug padėkų ir labai rimtas žmogus, teisėjas Lietuvos. Jo. Jis jau, sakykime, pensijai, čia toks maža užuomenė. Kaip sugalvojai, kad gali padėti žmonėms apie juos, kaip skaitosi vis dėlto, nes ar tu parašei knygą, ar tu padėjai žmogui knygą parašyti, kaip visas tas procesas? Gerai, papasakosiu visiems, kas masto, gal bijo, nežino, kaip tai viskas vyksta. Visų pirma, buvo taip. Vienas mano draugelis iš kitos šalies, iš užsienio, sužinojęs, kad aš rašau knygas, pasakė, tu gali, pavyzdžiui, apie mane biografiją parašyti. Aš sakau, davai, parašysiu. Ir galvojam, ar jis ten man papasakos kažkaip ar ką, bet realiai jis taip buvo taip motyvuotas, kad atskrido į Lietuvą, už praeitais metais jau jo. Ir dvi dienas mes su jo kalbėdavom, jis pasakodavo, aš įrašinėdavau į diktofoną. Gavau ten 8 valandų maždaug įrašą, atidirbau ją ir sukūriau tą knygą. Ir paskui pamačiau, kad jam patiko, aš uždirbau savo pinigą ir galvoju, reikia pabandyti, gal yra susidomėjimo, pavyzdžiui. Ir jo atsirado ir žmonės prašo. Tai va, procesas labai labai lengvas. Kaip dabar? Atsiprašau, kaip dabar, vandenuką išgersiu, gal padės. Kaip viskas vyksta? Tu žmogau, jeigu nori, kad įamžinti savo istoriją gyvenimo, arba tavo tėvų ar senelių, kurie dar gyvi, ir, pavyzdžiui, dabartinė biografija kaip tik dukra šito žmogaus sugalvoja savo jau tėvo įamžinti, nes jo gyvenimas tikrai vertas to. Tai va, tu man atsiunti įrašytus audio takelius. Aš galiu padėti atsiųsti planą, kaip pasakoti apie save, arba pats gali sugalvoti. Jeigu tau sunku ir ten taip toliau atrasti laiką, galim susitarti, susitiksim, aš galiu į namus atvažiuoti su mikrofonu ir ramiai savo paprastoj ten patogiai tam visam atmosferai, tu parašai šitą. Įrašai. Pasakoji, mes kalbam, tu pasakoji. Paskui man kažkur, gal mėnesį, gal greičiau, užtrunka visą šitą, sakykime, padaryti tekstu, tokių juodraštinių plius minus. Tu pažiūri, okei, nes ir apmokėjimas irgi etapais vyksta, kad žmogus matytų, kad darbas vyksta ir viskas einasi. Paskui aš tą juodraštį padarau švaraštio ir yra visokiausių galimybių ir ten, ta prasme, gali būti tiesiog biologinis pasakojimas. Yra variantas literatūrinio tokio gražaus pasakojimo. Čia jau kaip žmogus nori, kaip jam labiau patinka. Ir gauni, sakykime, tą vordinį failą, kurį jau galima nešti į tipografiją, jie ten padarys tą verstavimą, ar kaip jis ten vadinasi, ir jau išleidinės. Tai va taip, tai tiesiog labai paprasta ir smagu, kad dabar baiginėja šitą. Ir jau yra kitas irgi labai įdomus verslininkas, kuris irgi susidomėjęs ir nori apie savo ten labai įdomų gyvenimą irgi padaryti. Tai va tiesiog yra po truputį einasi. Kiek tu žingsnių padarai, jeigu tave tam tikros bendruomenės kaip prodiuserį, kaip garso inžinierių žino, kaip rap atstovą ar D&D, tai kaip tu save promoutini būtent šitoj srity, kad tu gali žmonėms parašyti knygas. Aš manau, kad tu į Skelbiu LT skelbimo rašau knygas, biografijas pagal užsakymą nededi. Čia labiau eina pagal mano jau, kai mane žino kitose srityse. Žino, kad, rimtas žmogus esu, ta prasme ten. Ir aš tiesiog sakau, yra man labiausiai per Facebooką ateina žmonės ir per ten
sakykime, per pažįstamus. Būna, pavyzdžiui, ta moteris, kuri užsakė, jinai maždaug mes dirbam kartu su ją vienu metu, viena organizacija ir kažkur dar rudenį jinai gal kreipėsi, galvoja, aš maždaug pasakoju ir taip, ir pusmetį pagalvoju ir jau sako, davai darom, tai taip būna. Paskui jau dabar verslo klube nuo sausio pabaigos tokia B&B, čia tiem visiems emigrantam, rusakalbėm visoje Europos šalyje toks klubas, kur mes susitinkam, kalbam, padedam su verslu, projektų visokios konferencijos būna. Ir ten irgi pasakoja apie save ir žmonės susidomi. Ten yra tokių, ten yra dar Bizon klubas, čia kaip vyriausias brolis, ten jau milijonieriai tūsi. Ir mano tikslas dabar ten apie juos parašyti, nes ten tokie gyvenimai, tokios patirtis, kurie apskritai žmonių istorijai, žmonijai apskritai, kaip Brianas Tracy'as ir panašiai, jų gyvenimai, jų patirtis yra svarbu. Tai ir ten tokių yra, kuriuo aš noriu, sakykime, matau tokią savo misiją, supranti, įamžinti svarbių žmonių, svarbių žinių, sakykime, istorijai ir žmonijai, kad tai neprapultų kažkur, kai žmogus miršta ir nespėja pasidalinti. Labai jaučiu, nes viena iš be visų kitų šito kanalo misijų irgi būtent video pokalbį įamžinti tos Klaipėdos mohikanus, nes, aiškus, ne visi jie sutinka pasišnekėti, bet būna geriausiu atveju, kur apie juos yra vienas straipsnelis parašytas ir viskas, nors visas miestas žino jį kaip legendą. Bet pereikim dar truputėlį prie užsiminiai apie klubą savo Krantas, ar ne? Mano partneriu. Kartu darot. Kaip tenais visa veikla pradėjo vystytis, kaip ten ta bendruomenė atsirado, nes būtent kadangi į biografiją savo nebuvai įtraukęs, aš būtent Kranto skrajutes labai gerai fiziškai promautinatės, aš matau visam mieste, tai truputėlį papasakok apie tą klubą ir tą bendruomenę ir kaip tu ten veiki, ką darai. Tas klubas buvo, šiaip labai patarčiau, gal galėčiau padėti, kad ir Igorį pakviestumai, aš manau, jis daug labiau papasakotų. Aš tik trumpai pasakysiu, kad netimti iš jo šlovės minutės. Tas klubas buvo atsiradęs dėl to, kad nebuvo Klaipėdoj vietos, kur galėdavo tokie reivo muziką groti, nes nebuvo tai labai populiaru, žmonės ten popsą kažkokį klausė ir taip toliau. O norėjom, kad atsirastų kažkokia vieta tiem žmonėm, kuriem to reikia. Tai ir taip tas Krantas ir atsirado, vietą ieškojom ilgai, radom ir padarėm tokią atmosferą savotišką. Labai gerai ten ir batlai vyktų ir vyko vieną kartą ir galėtų dar vykti, tai nuo jūsų priklauso, nuo tavęs, kuris tu čia žiūri. Ir taip gavosi mano ten misija, pavyzdžiui, man išeina atrasti tam tikrų žmonių, tam tikrų daiktų, dalykų ir, pavyzdžiui, ten tokie minkšti labai sofos, kurios ten stovi juodas, čia aš atradau, žmonės atiduodavo ir ten telikas ten irgi kaba, toks įdomus irgi aš radau. Daug visokių yra fainų žmonių Klaipėdai, kurie dalinasi to, ko jiem nereikia. Bet to prie progos pasakysiu, mes dabar ieškom irgi ploną tokį vidutinį dydžio teliką į mūsų Maglorija klubą. Padėkosim. Taip. Taip vyksta. Tai labai gerai. Tai dabar apie D&D. Pirmiausiai įvesk, kas galbūt nėra susidūręs plačiau ir galvoju, kad tai tiesiog yra stalo žaidimas. Tai truputėlį papasakok D&D, kas yra D&D pasaulis apskritai. O ką tu gali apie tai pasakyti? Ką tu žinai? Aš žinau, kad tai yra vaidmenų žaidimas, kur RPG tas pats, ką tu žaidi kompiuterį, tik tai žaidi gyvai ir yra vedėjas, kuris sukuria
pasaulį, kuriame visas veiksmas vyksta. Dabar galvoju, kam aš čia atėjau. Nu gerai, dėkui, kad padėjai, aš šiek tiek pailsėjau. Jo, labai gerai Antanai viską pasakė. Aš tik pridursiu, kad dar geriau gal įsivaizduoti. Įsivaizduok, tu skaitai knygą arba ten žiūri filmą, bet toj knygoje arba tame filme tu esi tas pagrindinis charakteris ir nuo tavęs priklauso, kur tas siužetas toliau ten eis. Nu, ne visai nuo tavęs, dar yra toks kauliukas, kuris yra paslėptas šitoj dėžiai, kuris metamas ir priklausomai nuo rezultato. Tu sužinoji, ar tu peršokiai balą, ar tu dabar visas purvinas, nes tu patekai grinai į ją. Iš tokių įdomių linksmų dalykų yra nuo vieneto iki 20, kiek gali išmesti. Vienetas čia yra kaip tam filme, kaip einu, paslydau, viskas gipsas ir taip toliau. O 20, kai tu išėjai, atsiprašau, ten, palengvinti savo organizmą ir netyčia toje vietoje radai kokį skrynę, va čia yra 20. Vat tokie dalykai. Šiaip ten gali būti bet kuo, o trumpai tariant, kodėl tas žaidimas yra įdomus ir kuo ypatingas. Jis labai sugeba per trumpą laiką susidrauginti kolektyvą. Jeigu mažai pažįstami žmonės arba iš vis nepažįstami atėjo į D&D, po 4 valandų bendrų nuotykių jie jau draugeliai visiškai, nes jiem reikia spręsti ar užmušti gobliną, ar ten jį neužmušti, ar lipti į tą ten uolą, arba ten veit lauk iš ten. Nu ir visokių ten tokių būna dalykų. Be to, tą žaidimą psichoterapeutai naudoja savo praktikose, kad tam tikrų blokų savo klientam atidirbti, nes protų nesvarbu, ar tai realybė ar nerealybė, jis priima kaip realų dalyką. Nu ir stovyklose, kad irgi vaikų sudraugint, praveda tos žaidimus. Ir pasakysiu, kad tave gali labai gazdinti, kad tipo, kaip per gražiai kalbu. Tai va, kad 12 valandų, 10 valandų. Jo, mano pirmosios partijos dar COVID metu, kai buvo uždrausta susirinkti, aš gyvenau privačioje teritorijoje ir tokiam mažam kaip pily realiai. Jeigu pamatytumai nuotrauką, patikėtum, kad aš pily gyvenčiau, nes buvo tokia siena iš tokių celų akmenų, supranti, ir jie dar ištraukdavo lauk. Tai va, ir mes ten susirinkdavom šeštadieniais, ten ateidavo tie mano draugeliai, kokį 10 ryto, 10 vakaro išeidavo. Mes visą laiką žaisdavom D&D. Taip, tai gali išgazdinti. Tipo, laikas kainuoja labai daug. Ir aš sugalvojau tokią autorinę metodą, kaip per maždaug 1,5–2 valandas pravesti visiškai gatavą pilną nuotykį su pradžia, viduriku ir pabaiga. Ir va tai labai, sakykime, pritraukia žmonių ir suaugusių, kurie jau žinojo, kad 2 valandas aš kažką paveiksiu įdomus ir ten nesėdėsiu 12 valandų. Tai va taip yra. Ar pavyko šį metodą D&D išnešti kažkur netradicinės bendruomenės? Nes užsiminiai, kad tai gali būti labai geras team buildingas, tai įmonės vakarėlius organizuoti. Taip. Aš dabar žiūriu į B2B klientus. Jau esu pakviestas į Lenkiją vasarą padaryti turnė, pravesti verslo klubuose šitą žaidimą, nes pas mane yra žaidimas, kuris grinai verslininkams. Ten taip yra siužetas sukurtas, kad labai reikia mąstyti taip, kaip padarytų verslininkas, kaip sutvarkytų. Ir labai gerai tos žaidimus C-level darbuotojams, pavyzdžiui, ten firmos vadovas mane pakviečia, aš pravedu, o vadovas dar, pavyzdžiui, psichologą pasodina, kuris stebi, kaip jo ten C-level komanda veikia, kaip žaidžia. Ir jie gali labai įdomių naujų dalykų viens apie kitus sugalvoti. Ir plus toks kūrybinis požiūris padeda vėliau darbo procesuose. Visų pirma, jie labiau susidraugauja, tai mažiau tikimybė pasidaro, kad viens kas nors sako, eisiu iš tos kompanijos. Ir kita esmė, kad žmonės kūrybiškiau žiūri į savo darbo procesus, o tai padidina pelną, sakykime, nes jie sugalvoja kažkokią įdomų būdą išspręsti tą ar aną dalyką. Plus mes dar iš tokių socialinių reikalų esame įgarsinę audio formatu taisyklių knygą, specialiai akliem, kurie negali skaityti, bet labai nori žaisti. Ir vat turim padėką, iš mane ten skambindavo iš kitos užsienio šalies, dėkodavo labai už tai ir ten padėkas visokios, tai straipsnius rašom, kurie padeda irgi žmonėm labiau suprasti ir nešam tą visą reikalą į masės maksimaliai ten, kaip sakau, tą projektą turiu apie 1000 žmonių, kurie stebi ir žiūri visą tai. Tai yra
yra keli lygiai D&D žaidėjų, vieni tiesiog paprastai prie stalo susėdę daro viskas, bet tu sugalvojai dirbtuvėse visą studijoje sukurti pasaulį. Visas. Čia skryne, parodysiu kauliukus D&D, ar ne, ir širmą to parodysiu atneš, kurią padovanojai. Tai kaip apskritai priėjai prie tokios idėjos, kad ateina žmogus į atskirą D&D erdvę? Širma. Nu jo, tą širmą man padovanojo vieni žmonės iš kitos šalies. Vat ir čia visą tai atnešiau specialiai jums parodyti, kaip tai gražiai atrodo. Kodėl tai, ką aš darau, yra kito lygio. Ta prasme, jūs įsivaizduokit, arba meistras sėdė kažkaip, tiesiog, ten ir kažką su lapukais rašo, arba jis sėdė, turi tokią širmą prie savęs pastatęs. Čia mano mėgstamiausia širma, jinai su drakonu ir mano spalva violetinė mėgstamiausia. Tai aš sėdžiu už tą širmą ir kažką ten kauliukus metu, kad nieks nematytų. Jo, galima taip įstatyti gražiai. Jo, kad jūs. Ir kažką ten veikiu. Ir žaidėjom, susidomėjimas, ką jis ten daro, ten ir figūrėlės tikros, tokios irgi mažiukos sudėtos. Ir aš po truputį įdedu, žemėlapį ant stalo dedu, kad žmonės galėtų pagauti, kas vyksta. Tai tiesiog maksimalus įnirimas į visą šitą. Bet to, kodėl ieškau dabar televizoriaus, gal pas kažkas stovi ten durkis renka. Noriu sukurti tokį dalyką, kaip telekas. Tokiai dėžiai paguldomas ant stalo ir ant jo aš transliuoju žemėlapį, taip, tokį didelį gražą. Ir žmonės jau su savo figūrėlėm ten tokį kaip plasmasę uždengia ir jie ten vaikšto. Tai taip. Tai ten visa, jo tikrai, teisingai pasakė, erdvė, tai sienos kaip iš tokių kaip iš mūrų padarytos ten sukurtos. Ten žvakės kaba ant viršaus, kaip Hogwarts tame pastate. Visokių ten labai gražu, gal kada aplankysi, nes jau mėnesio pabaigoje mums jau pirmas renginys, tai atidarinėjom. Tai tu esi toks žmogus, kuris imi ir darai. Labai dažnai, ypač jauniems žmonės turi daug blokų. Gal būtų įdomu pabandyti, bet noriu, ką palinkėtum tiem žmonėm, kurie galbūt norėtų ar pabandyti savo knygą parašyti, ar D&D vedėjų pabūti, ar dar ar muzikos prodiuserių, bet nesiryžta. Gerai. Visų pirma, aš prisiminiau, tu pasakėjai, imu ir darau vieną trumpą epizodą ir paskui atsakysiu į klausimą. Esmė toje, kad vieną kartą, čia neseniai labai, mane buvo pakvietęs ten į draugus vienas žmogelis ir norėjo su manim susitikti. Aš pažiūrėjau, berods pavardį, žinoma, gal mokėmės kartu. Ir žiūrėjau, tipo kriptą visokį. Užsiemu galvoju, to ateisiu ten ir pradės jis man ten tą kriptą pardavinėti. Ir galvoju, valandą, sakau, esu užsiemu, valandą duodu tau susitikimai. Ir įsivaizduojat, mes susitinkam ir jis 3 valandas pradeda manęs klausinėti, kaip aš sugebu viską spėti. Sako, jau 10 metų stebi mano Facebooką, visus mano tos projektus ir bandė pagauti, kaip aš viską tą sugebu padaryti, taip toliau. Dėl palinkėjimo pasakysiu vieną labai kietą frazę, mano nuostabios pažįstamos vienas žmogaus, jinai pasakė, kad mes atėjom į šį pasaulį nuogi ir be gynybiški ir gale mums yra prižadėta tik mirtis. O taip, jeigu pamastyti, tai tu suprasti, kad tau nėra ką prarasti. Ta prasme, gyveni vieną kartą ir tas gyvenimas gali bet kada tau sustoti, nes atsitiktinumų visokiausių būna. Tai aš tiesiog gyvenu kiekvieną dieną kaip paskutinė, stengiuosi bent jau. Ir tai duoda tokį drivą, ta prasme, tu nežinai, ar tu rytoj atsibusi, ar atsiversi akis, ar tavo širdis sustos. Tikiuosi, kad ne, bet visko gali būti. Dėl to
jau pagaliau kažką daryk. Ta prasme, nes laikrodukai tiksi ir tu nežinai, kada jie sustos. Ir kad paskui, jeigu ir dagyvensi iki senyvo amžiaus, kad nebūtų labai liūdna ir nuobodu už betiksliškai pragyventus tiek metus. Kad tau būtų ką prisiminti. Duok tam adrenalinui, duok savo sielai, duok savo aistrai. Išeit kartais, jeigu pats negali, atrask žmogų, kuris tau padės tave nublokinti, sakykim. Čia gali būti bet kas, kažkam padės koks kaučas, psichoterapeutas, kažkam reikia kokį Venetų kaimą pas indėnus nuvykti, ten atsiverti, kažkam, nežinau, gal Dievą atrasti tikslą, nes dažniausiai žmogus gyvena tokį gyvenimą, jeigu jis nemato tikslą, nemato supratimo, o kai mes žinom, kokie vyrai, jeigu apie vyrus kalbėt, kokie vyrai moterim patinka, ne tas vyras, kuris į tą moterį taip žiūri. Moteriai patinka vyras, kuris turi kažkokį tikslą, kuriam akis dega ir jis ten kažką siekia ir jai nesvarbu, ką jis ten siekia, ką jis kalba, jinai mato iš jo energiją, kad čia toks mošnas vyras, kuriam reikia iš moters tokio palaikymo. Nes ir taip ir gaunasi ir santykius gali surasti, jeigu kažko įdomaus pradėsi užsiiminėti, tu pats nepastebėsi, kaip tavo akiratis pasikeis. Pavyzdžiui, labai dažnai žmogus negali išeiti iš to užsukto rato, nes jo aplinka tą patį gyvenimą gyvena, ten tiesiog atidirba, nueina ten kažką teliką pažiūri, miegoti, penktadienį tūsina, šeštadienį tūsina, sekmadienį tūsina, o pirmadienį jie pyksta, kam jie tūsino, galva blogais, viskas skauda, tai tą darbą eit. Taip, kad tu suprastum, kai aš pradėjau dirbti Lornai ir pamačiau, kiek laiko man tas darbas suvalgo, radau, kad jeigu miegoti nuo 9 valandų iki 12 nakties, tai dvigubėja sapnas. Ta prasme laikas organizmo. Ir aš pradėjau eiti miegoti 9, keltis 2, kartais 3. Ir iki 8 aš turėjau dar kokias 5-6 valandas užsiiminėti muziką, užsiiminėti saviugdą, ten MLM kažkada netgi užsiiminėdavau. Ir tokiu būdu galiausiai išėjau iš to rato, dar rankos lūžis padėjo iš ten išeiti. Ir jau nuo tų 20-ųjų aš nebedirbau, sakykime, galima sakyti, nebedirbau ant kažko. Viską, ko užsiimdavau, būdavo ant savęs, tuo ar kitų būtų. Tai tiesiog toks ilgas palinkėjimas. Žinai, svarbiausia, arba tu pats šitą suprasi, arba tavo gyvenimas gali. Ten pirmą kartą nesupratai, antrą šiek tiek rimčiau parodė, nesupratai, 3 bus kaip man, slūši ranką, arba dar kažką sulaužysi. Ir tada, geriau, aš linkiu labai, kad tau iki to nedarytų, kad jaustum. Gali pasidomėti realybės transurfingą, Vadimo Zelando. Gali dar kažką pasidomėti apie alternatyvius požiūrius į tą pasaulį, į visatą, viską. Tai gali būti tavo, sakykime, dalyko. Taip. Tai daug įvairių paminėjai veiklų, paslaugų, tai kur tave rasti? Puslapis maglorija.lt arba Facebooką? Maglorija.lt yra puslapis, jis yra pasiekiamas, bet aš jį dar kūriu. Tai, ta prasme, kol kas geriau ten nueikite. Galite per telefoną, telegramą, WhatsAppą, Viberį, Facebooką, Instagramą susisiekti. Jeigu yra tokių rimtesnių pasiūlymų, turiu ir paštą, ta prasme, tai taip. Aš manau, galbūt ten po video tie visi nuorodos bus paliktos. Tai žinok, vertink savo aplinką, savo šeimą, savo senelius, gyvus, tėvus. Ir jeigu nori amžinti jų gyvenimus savo ir savo ateities žmonėm, aš galiu tau padėti. Su to tai labai patinka, kaip ir su visais kitais dalykais. Tai ačiū labai, kad pasidalinai savo istoriją. Ir Džordžai lauks jūsų, jeigu ne knygos, biografijos rašymume, tai bent jau D&D kartu pažaisti. Be abejo, ir tavęs kviečiu pažaisti. Jo.
Tai vat. Labai dėkui, kad pakvietė Antanai. Iš tikrųjų, šiek tiek pergyvendavau antrą kartą, išvėsiu pirmą kartą lietuvių kalbą. Tai, tikiuosi, ką nors suprasit. Dar kartą ačiū labai ir būtinai paspauskit, jeigu perėjote iki galo, tos tradicinius like, subscribe mygtukus, George Tycho Facebook'e, pasekit, pažiūrėkit, ką jisai daro, galbūt tai bus jūsų naujo hobio pradžia. Būtinai visus apkabinu ir lauksiu susitikus.